Minutėlį, hebra. Minutės reklamėlė. Žinot, ką mašina būn galų stumiama į priekį traukiam, jo, bet būna iš abiejų pusių. Ir velk ir ten. Ko mes darom, jeigu mes turim priekinį reduktorių? O priekinis reduktorius amerikietiškas produkcijos mašinom yra, oho, aišku, to nesuprasti vokiškų prašmatnių sedanų šeimininių savininkams. Ko darom? Sulignauja, lipduks nuvalom, reikės nupoliruoti. Sulignauja, gamintojas numatė, o tu skanini. Įpilsiam skaniklių. Liaudėje vadinama keramika. Apsaugoja reduktorių, mažina dilimą 100 000 nuvažiuoti. Sutinku. Keramika, katra padengia. Mikro įtrūkimus visokius, mažina triukšmai ir kon. Bandis daug sykių. Puikiai padeda. Ir sulignauja. Opa! Į turam. Turam injekcijai ant tų pačių tepalų. Mašina yra beveik nauja. Nuvažiausiam 60 000. Kiek nuvažiuojam? 100 000 negal važiuoti, juk reik tepalus keisti. Nuvažiuojam 60 000 ir pakeisam į kitus hado tepalus. Va tokie dalykai, hebra. Rekomenduoju į visus visureigius, pusiau visureigius. Tik plasmasinė duntračia, hebra, jau negelbės. O čia mašina pakankama rimta, sutverta žmogau, dėl to važiuosim ilgai ir laimingai, be garso salone nupriekinį reduktorių. O, dinamometras.